nes pagal prarastus taškus jie lenkia aukščiau esantį Klaipėdos Neptūną. Klaipėdiečiai kol kas turi 2 taškais mažiau, bet ir žaidė vieneriomis rungtynėmis daugiau. Na, o lygos lyderiai be abejo Vilniaus Riteriai po 10 rungtynių 25 taškai. Jau beveik 2 mėnesiai jie žaidžia arba lygiosiamis, arba pergalės. Na ir ši serija juos užkėlė į 4. poziciją, kaip minėjau. 17 taškų po 10 mačų Babrungo sąskaitoje. Na ir Babrungas kol kas tvirtai lygiuojasi 4. 2 taškais lenkia 5. pozicijoje esantį Žalgirio B kolektyvą. Ir, kaip minėjau, 2 taškais atsilieka nuo P1 komandos. Tiesa, P1, kaip ir sakiau, Okas. Tačiau ta, sakykime taip, vakaro vėsa po truputį ateina. Na ir be to, kaip ir minėjau, drėgna palaitė, taip pat kaunietė rungtynių inspektorius Nos Kelnaitės. Rungtynės nuo aikštės vidurio pradės šeimininkai ir prie kamulio rezultatyviausias, vienas iš rezultatyviausių pirmos lygos žaidėjų Ernestas Mickevičius, 45-asis B1 ekipos numeris, jo sąskaitoje 6 įvarčiai po 10 turų. Na ir jis yra vienas iš 3 futbolininkų lygoje pasižyminčių tokiu rezultatyvumu. Taigi rungtynės prasideda ir pristatome abiejų komandų sudėtis. Plungės Babrungas, Plungės Babrungo. Tada kamuolį Karoliui Mantiniui, pastarasis į priekį ir čia idealus perdavimas į baudos aikštelę ir dar sykį arbitro švilpukas ir dar vienas įvartis atšaukiamas. Nuošalė fiksuojama šiame epizode. Štai pažiūrėkime, kokie 2 vertikalūs perdavimai tarp 2 varžovų gynėjų išvedamas 9-asis numeris Šodaita Memori. Bet